Ar tėvai privalo išlaikyti pilnamečius vaikus? Jei taip, kokios yra sąlygos? Kokios yra pagrindinės taisyklės? Bendroji taisyklė yra tokia, kad išlaikymas teikiamas nepilnamečiams vaikams. Tai yra, kai vaikui sueina 18 metų, jis tampa pilnametis, įstatyminė tėvų pareiga išlaikyti vaiką baigėsi. Tačiau yra dvi išimtis. Kokios tos išimtis? Pirmoji išimtis yra susijusi su vaiko neįgalumu. Jeigu vaikas, būdamas nepilnametis, buvo neįgalus ir dėl to nedarbingas ir jau tapęs pilnametis, jis toliau yra neįgalus ir nedarbingas, tėvai privalo išlaikyti vaiką. Dažniausiai dėl tokių ieškinių kreipiasi arba pats vaikas, bet tarkime, jeigu jis to negali padaryti dėl veiksnumo trūkumo, tada kreipiasi vienas iš tėvų. Ir tokio pobūdžio bylose nustatinėjama ši aplinkybė, kada vaikas tapo neįgalus ir dėl to nedarbingas. Antra dažniausiai pasitaikanti išimtis tai yra tada, kai vaikas yra pilnametis, mokosi vis dar vidurinėje mokykloje arba mokosi profesinėje ar aukštojoje mokykloje. Tam, kad būtų taikoma šita išimtis, yra keletas svarbių taisyklių. Pirma taisyklė tai yra amžiaus kriterijus. Tai yra išlaikymas gali būti priteisiamas arba išlaikymo gali būti reikalaujama iki tol, kol pilnamečiui vaikui sukaks 24 metai. Kita svarbi yra šitos išimties taisyklė, tai yra, kad vaikas turi studijuoti, mokytis, siekti pirmojo išsilavinimo. Tai yra, jeigu jisai vienus metus profesinėje, aukštojoje, ten 2, 3, 4 išsilavinimas, tai šita išimtis nėra taikoma. Taip pat svarbu žinoti, kad šiai išimčiai taikomos dar ir kitos taisyklės. 2004 metais galiojęs civilinis kodeksas įtvirtino besąlyginę tėvų pareigą išlaikyti pilnamečius vaikus. Tačiau 2007 metais Konstitucinis teismas pripažino, kad ši nuostata prieštarauja Konstitucijai. Atitinkamai nuostata buvo pakeista 2013 metais. Na ir apie ką tada šie pakeitimai? Pagal dabartinį reglamentavimą tėvai neturi besąlyginės, nekvestionuojamos pareigos išlaikyti pilnamečius vaikus, nepriklausomai, kad jie mokosi aukštojoje mokykloje, profesinėje ar vidurinėje mokykloje. Teismai dar vertina keletą sąlygų, tai yra pirma sąlyga - tėvų galimybės išlaikyti vaikus ir antra sąlyga - vaiko turtinė situacija. Kalbant apie tėvų galimybės išlaikyti pilnametį vaiką, tai teismai vertina tėvų turtinę situaciją, gaunamas pajamas, turimą turtą, taip pat kitus išlaikytinius, tarkime, jeigu tėvas ar mama ypatingai gyvena atskirai arba net jie gyvena kartu, turi nepilnamečių vaikų. Tai prioritetas dėl išlaikymo, aišku, bus nepilnamečiams vaikams. Teismai vertindami pilnamečio vaiko turtinę situaciją taip pat vertina jo pajamas, jo turimą turtą, tačiau čia svarbu žinoti, kad teismai taip pat vertina ir tai, kaip vaikas mokosi. Kiek įsidedam pastangų, kokie jie yra pažymiai, koks yra lankomumas. Kitas svarbus yra niuansas, kad tokio pobūdžio bylose teismai taip pat vertina, ką padarė vaikas, kad gautų pajamas. Tai yra, ar jis kažkur kreipėsi, ar ieškojo darbo, galbūt jis turi galimybę dirbti vakarais arba savaitgaliais, o gal jis turėjo galimybę kreiptis į valstybę dėl paramos. Šios aplinkybės tokio pobūdžio bylose taip pat yra vertinamos. Jei kilo klausimų, kviečiu kreiptis į mane advokatę Juliją Viktoriją Flis arba įsigyti mano autorinį įrašą Nesiparinki LT.